Čia vėl šitaniai po ilgą laiką aš darau video. Vykdau jūsų užduotis. Taigi, pradedam. Man daug užduočių nesąmoningų prirašė. Kelios ir sąmoningos, bet pavyzdžiui ten aš pipirų ir druskos neturiu, tai nelabai ir padarysiu. O taip man draugės visokių užduočių pasakė, šiaip, kai buvom susitikusi. Ir viena tokia mergaitė, dabar nežinau man per kurį čia video, spėju jau žinau per kurį čia video, man pakomentavo, ką aš galėčiau padaryti, žinoma. Tai jo, gerai, žiūrime jos komentarą, gerai. Kokia tavo katino veislė? Ten pakomentavo Vesta. Oi, atleiskite. Mano katino veislė, tiksliau katytės, yra lietuviška rainoji. Toliau, kokia tavo spalva mėgstamiausia? Kokia tavo spalva, kokia mėgstamiausia youtuberė, koks... Gerai, mano mėgstamiausia youtuberė yra Sara DIY. Mėgstamiausia, galim sakyti, spalva yra rožinė, nes man jį labai patinka. Toliau, šalis kokia tavo geriausia? Mano mėgstamiausia šalis, kaip suprantu, tai yra Šiauliai, kitaip sakant, Lietuva. Ja. Toliau, geriausia draugė. Yra, šit neturiu geriausių draugų. Neturiu geriausių draugų. Tai jo, o ar norėtumei būti draugėmis? Tai aišku, Vesta Počiūnaitė, aš norėčiau būti draugėmis. Toliau man viena tokia draugė pasakė, kad aš galiu paragauti Cheetos, ar kaip jie ten, galima sakyti, šitų traškučių. Aišku, čia mano mamos traškučiai, bet jį man paliko ir aš nevalgysiu jų, o kaip mano draugė sakė, kad galiu. Tai padarysiu video, čia yra su sūriu ir česniku. Skanus, bet aštrus. Biškutė aštrus, bet labai skanus. Taigi gerai, dar viena. Man drauga pasakė, kad galiu pavaizduoti, kad, kaip aš verkiu linksma, tai aš gal pavaizduosiu, kaip aš verkiu. Taigi jo. Gerai, pavaizdavimas baigtas. Gerai, tam draugė man sako, kad man reikia pasimaivyti prieš kamerą. Taigi gerai, pradedam. Čia kažkas. Baigta. Tai jo. Dar ten buvo toks komentaras, kad išgerk butelį vandens, bet ačiū, aš galiu užspringti. Tai aš vietoj butelio įsipyliau stiklinę vandens ir aš jį išgersiu be sustojimų. Taigi, 3, 2, 1. Viskas. Kaip pavargau. Dar man viena draugė sakė, kad
aš turiu kaip ir medituoti, kaip ir ką, o paskui pradėti kažkokiu ritmu šokti ar ką, tai aš jau tą galiu pasidaryti. Kaip čia, kad Na, nežinau, kaip jai patiko, bet gal ir patiko. Ir paskutinė sako, kad man reikia nusipirkti arba turėti mini skaičiukus ant želės, kur dedame ir kur. Ir pavaizduoti, kad aš su juo saugosiu nuo lietaus, taigi pradedam. Taigi aš turiu mini skaičiuką, tai jo. Na ir dabar aš jį išskleisiu. Gerai, arba susteiktis. Ir pavaizdavimas prasideda nuo 1, 2, 3, op. Na gerai, pavaizdavimas baigtas. Ir, na gerai, čia neseniai man draugė, kol ėmiausi skaičiuką, man paskambino ir pasakė, kad galiu padaryti tokią užduotį. Suvalgyti savo nemėgstamiausią saldainį. Taigi turiu savo nemėgstamiausią saldainį. Ir aš jį tuo suvalgysiu. Man jis nepatinka. Ne. Galiu reikia suvalgyti visą. Tu gyvenėsi. Gerai, dar liko tiek. Neskanu. Labai neskanu. Na, tai gerai. Ačiū, kad žiūrėjote šiandienos video. Palankinkit ir prenumeruokit, žinoma. Iki. Ir nepamirškite pakomentuoti apačioje, kuri užduotis jums patiko. Iki.